Sveiki, turim klausimą. Taip, tai sako, toks kaip klausimas iš tikrųjų, kaip buvo įmanoma, kad senose civilizacijose buvo tokių žmonių, išminčių, kurie sugebėdavo pasižiūrėję į žmogų, nustatyti jo gimimo laiką, vien pagal dangaus kūnų išsidėstymą ir pagal tam tikrą tiesiog kažkokį tai vidinį matymą. Kaip tai buvo įmanoma, kodėl dabar mes esam priklausomi nuo programų, astrologai ir taip toliau. Turime pažiūrėti į programą, būtina žinoti tikslų gimimo laiką ir tai yra astrologijos apribojimas iš tikrųjų. Jis dažnai sako, o tai negalit pasakyti žinant tik datą. Deja, bet negalim, nes tikrai ir šiais laikais yra tokių išminčių, kurie be paklaidos nustatytų tą tikslų gimimo laiką, bet jie medituoja. Jie tikrai astrologiją labai retai, kad užsiimtų, bet įmanoma atrasti. Nes yra toks dalykas astrologijai, tu negali to daryti kažkaip masiškai, kai tu prisilieti prie tos tikrosios išminties, tu negali varyti konvejerių, tai yra neįmanoma. Nes tame laike, akimirkoje, daug laiko reikia skirti ir meditacijai, ir jogai, ir ryšio su Dievu palaikymui, nes per tai, būtent per samadhi guru, ateina žinios, kurių nepamatysi jokioj astrologiniai lentelėj. Ir dažnai klausia, pagal kokį rodiklį tu pasakei man tą ir aną. Aš sakau, nėra rodiklio. Tai yra susijungimas su aukščiausiu žinojimu. Tiesiog taip yra. Žmonės galvoja, kad jie viską gali rasti per rodiklius, kad jie gali baigti ten 100 kursų, visokiausių mandruoliai būti ir kad, reiškia, iš to bus kažkokie tai būtent astrologijos senojo mokslo profesionalai. Taip nebus iš tikrųjų. Mes negalim visko tose programuose atrasti. Tai yra kur kas aukštesni dalykai. Visais laikais džiotiš astrologijos atstovai kartoja mantras. Šiais laikais mes turime Hari Krishna mantrą, kuris sulieja su aukščiausiu žinojimu. Tai yra būtina džiotiš astrologijos keliu. Tačiau astrologija gali būti ir kaip visiškai, sakykime, neutraliai galima užduoti klausimą, bet jeigu jau uždavėte džiotiš astrologui, kuris turi susijungimą su aukščiausiu žinojimo guru, jūs vis tiek gausite atsakymą tokį, kokio tuo metu reikia. Į tą patį klausimą įeina ir klausimas, kodėl mes jaučiamės kaip kompiuterinėje stimuliacijoje. Kodėl išminčiai kažkur galima prisiliesti prie tekstų pasakoja apie visatos sukūrimą, apie materialias visatas, apie dvasinius pasaulius, apie jų galybę, milijardinius kiekius gyvų būtybių ir visatų. O žmogus jaučiasi kaip kompiuterinėje stimuliacijoje. Kaip manot, kodėl taip yra? Sąmonė, ne? Dabar galima čia filosofuoti, kiek tik nori, gali čia visi aš manau, mano nuomonė, sąmoningumas yra, PVZ, visa ko priėmimas. Taip, tai yra dalis sąmonės. Priėmimas, nes tau nei šilta, nei šalta. Kas ten kur vyksta? Tu esi aukščiausiai kosminiai sąmoniai. Tai sakykime, taip, bet visaip galim. Ir tai ta nuomonė yra, taip sakant, čia ekspertai iš rajonų ir specialistai iš prigimties, ne? Galim paklausti ir, pavyzdžiui, karvės, ką jinai mano. Ir dar kažkieno, bet yra išminčių palikti tekstai. Ir tai yra nepakeičiama. Kodėl žmogus dabar taip yra pririštas prie kompiuterinės stimulacijos ir daugybė tekstų yra prieinami būtent tik tokie. Sako, aš jaučiuosi kaip kompiuterio programų. Todėl, kad dabar yra toks amžius. Dažnai sako, čia vandenio era, čia dar kažkur nors, jeigu paklausi džiotiš astrologų, nėra tokio net kažkokio tai pririšimo prie šito. Tai yra spekulacija. Iš tikrųjų, bet tiesiog tai yra kalijūga, tai yra degradacijos epocha ir ko tik čia dar nebus ir ko tik dar čia nepamatys žmonės. Oi, iš kapų atsikelto, ne? Kaip sakant, išminčiai, kurie buvo visai kitokios sąmonės, bet ir dabar jų yra. Tiesiog net neįsivaizduoja, kad tokie dalykai vyksta pasaulyje. Nes jie gyvena savo sąmonėje ir savo pasaulyje.
Todėl, kad dabar yra kompiuterinių technologijų laikas ir ten, kur mūsų energija, ten ir mūsų rezultatas. Reiškia, kad praktiškai visi 99% žmonijos šiuo metu yra prisijungę prie kompiuterinių technologijų vienokiu ar kitokiu būdu. Aš irgi šitą įrašą įrašiau per kompiuterinės technologijas telefoną ir vėliau įkėliau, reiškia, į YouTube, į Facebooką ir pasinaudojau technologijomis, kurių anksčiau nebuvo. Tai yra Urano planetos, kurių daug madžiotiš astrologai nenaudoja, bet jos yra, jos atrastos ir jos Kaljugui, sakykime, priartėjo ir turi galimybę reikštis. Taip kaip dievybės yra nustumtos dievai, ne, pusdieviai nustumti į šoną ir apniauktas kaip juodas debesis, toks būtent žemėj. Taip visos žemesnės civilizacijos gali čia tiesiog siautyti, nes žmonėms tai labai patinka, tokia yra jų sąmonė. Žmonijos sąmonė ir labai žema. Kad ir ką žmonės galvotų, kad jie yra pasaulio bambos, eina rėmus išvertę ten, tatuiruočių prisidarę, įsivaizduoja dievai yra apsirūkę ten, apsinešę kažkur, tai eina jau viskas nušviteliai su lemputėm reiškia. Nieko tai nereiškia, žmonijos sąmonė yra labai žema. Dėl to ir jie ir gali suprasti tą tik per kompiuterinius, sakykime, stimulacijos sąvoką. Tai yra sąmonės dalykas, nes prie to yra pririšti ir daugumos žmonių ir kabutėse žmonių, nes žmonės tai yra gyvūnai, jie ne iš tikrųjų, nes net gyvūnas taip nesielgia kaip kabutėse žmogus. Jie taip ir supranta pasaulį per kompiuterius. Jeigu giliai pamastysim, arba negiliai, jau čia bet kam aišku, tai kompiuteris yra iš tikrųjų kažkokia prasme labai susijęs su visatos kūrėjo mechanizmu, tai reiškia, kad mes kiekvienas esam kūrėjas. Ir kai mes prašom Dievo, Dieve padėk, Dieve padėk, Dieve padėk, Dieve padėk, tai pagal mūsų vidinę kokybę, vidinį dažnį supratimą ir viską, kas yra mumise, ta dievybės forma ir atsiskleidžia. Tai gali būti žemiausia kažkokia forma, visiškai, reiškia, kuri neturi ką veikti ir reikia darbo, jeigu žemas dažnis žmogaus ir išpildyti tą norą, tikriausiai jis bus koks nors nesąmoningas, bet noras yra noras. Tai gali būti ir tam tikrų aukštesnių, reiškia, visatos įsikūnijimų palaiminimas, jeigu pavyks, tai galbūt ir angelų pasauliai ar pusdieviai palaimins norą ir su tokiu palaiminimu, bet greičiausiai tas noras bus tyras, švarus, gražus, bus laimė, džiaugsmas ir palaima. Nes žmonės, kai nori, jie nežino, kieno jie prašo. Ir kai nežino, kieno prašo, visiškai neturi suvokimo, kas tos norus pildo. Kas tos norus pildo, dėl ko dažnai norų paleidimas nueina į tragediją kažkokią, į didžiulę tragediją, praradimą ir vis tiek laimės nėra, nes nežino, kas tos norus pildo. Tai gerai, tai dabar visą šitą visatos kūrėjo mechanizmą paimkime ir prijungkime prie šito, kaip sako, kad mes esam kompiuterinėje stimulacijoje užprogramuoti žmogeliukai, kaip Mario, kaip dar kokie daugiau, nežinau, atsimenu, iš vaikystės buvo toks Mario, žaidimas ir jis eina ir ten kažką tai sprogdina, kažką primuša, įkrenta į duobę, pakilsta staigiai, tai lygiai tai tas pats žmogaus gyvenimas, jisai įkrenta į duobę ir kuo giliau įkrenta, to daugiau turi jėgų atsispirti ir iš to šūdo kilti. Lygiai tas pats kompiuterinė stimulacija, jinai atvaizduoja žmogaus gyvenimą, kad kaip tiesėje greičiausiai retas eina ir dažnas pasiekęs didžiausią dugną atranda aukščiausią rojų. Kuo didesnis dugnas, tuo galbūt įmanomas ir aukščiausias rojus, bet visiškai nebūtinai. Tiesiog dažniausiai tai būna, bet visiškai negalim prie to pririšti. Dabar, pavyzdžiui, kompą, mes turim kompą, yra Windowsai, naujesni Windowsai, dar naujesni Windows ir nuolat reikia perinstaliuoti tą kompą. Kadangi Kaljugui yra toks pagreitis didžiulis, tiesiog bombiškai viskas veikia, ypač tie, kas susiliečia su transcendencija, jų gyvenimas pradeda va taip suktis. Ta prasme, aš kartais sakiau daug kartų, kartais parašo man kas nors iš praeities. 10 metų senumo koks nors žmogus ir jisai gyvena visiškai tam pačiam arba nuotrauką pamatai. Ta prasme, apie tai, kas buvo aktualu jam 15 metų, tai ir dabar tas pats tebe aktualu. Tarkim, ten, net nekomentuosiu gal, bet visiškai tas pats. Reiškia, absoliučiai niekas nepasikeitė, jokio regreso, nieko neįvyko. Tuo tarpu, einant tais keliais, bet ne tik tai, kad tu ten mantras kartuoji, kad tu kažkur važiuoji, keliauji po pasaulį, nes keliavimas po pasaulį labai išplečia sąmonę ir labai tas ribas nuima. Tu priėmėme būsi, be jokios abejonės, tokiam taikoj vidiniai, kad ir ką čia šnekėtum, ar
vis tiek tai duoda tokios taikos ir nes matai, kad visaip gyvena. Tai reiškia, kad nebūtinai, jeigu žmogus net ir tai daro, jis šalia visą laiką turi daryti ir tą, kad leisti viskam keisti iš vidaus. Tai reiškia, įvyksta toks progresas asmenybės ir tai yra tik kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas, kas su juo įvyko jo gyvenimo progrese arba regrese. Jis pats save ir vertina, aš prieš 10 metų jaučiaus taip, dabar aš visiškai kitas žmogus ir ta prasme, taip save ir įsivertina, arba sutinkat ir matot, kad anksčiau buvau pilkas žmogelis, visų nekentė, o dabar laimingas, akis švyti, viskas švyti ir tiesiog spinduliuoja laimė, tai yra asmenybės progresas. Tai reiškia, kodėl taip įvyksna? Tai kaip kompui, taip ir žmogui reikia instaliuoti Windows'us, sakom, eik tu persiinstaliuok Windows'us. Tai eik į kažkokias praktikas, į pabuvimą su savim, į meditaciją, į savistabą ir taip toliau ir persiinstaliuok Windows'us. Taip, tai dėl to vėlgi galim pririšti visiškai prie kompiuterio. Taip pat prie kompiuterio mes visiškai kažką tai kūrėm, sakykim, taip kaip savo kažkokias tai programas įsidėkim, čia dabar tokia ir tokia programa, šita ir tokia programa. Taip ir gyvenime mes esam pilni įvairiausių programų, teigiamų ar neigiamų, jau kitas dalykas. Tada prisijungimai prie įvairiausių serverių, įvairiausių kažkokių tai socialinių tinklų, lygiai tas pats vyksta gyvenime. Mes su vienais žmonėms sujungiam mus likimo ranka, su kitais mes nie per kur nesusijungiam. Jeigu mes pridarom kažkokių tai, nueik į programą, nebežinok slaptažodžio, nebežinau, kaip prisijungti į kažkokį tai serverį, arba nežinau, kaip prisijungti į tam tikrą grupę, viskas atjungia mane. Tai lygiai tas pats, jeigu mes kažką tai apipletkinom, apkritikavom, įžeidimų prisidarėm, mūsų į to žmonės, į tų žmonių grupę nebeprijungs. Mes dingom, mūsų visi tie veidrodžiai, viskas, keliai išsiskyrė. Ir daug visokių kitokių sudedamųjų. Aš norėjau pabrėžti tiesiog, kad nėra jokios kompiuterinės stimuliacijos. Tai yra kaip atspindys suvokti, kaip veikia pasaulį. Bet žmonių smegenys dabar tik tiek ir išneša. Dabar kompiuteristai, ten verslo vadybos, ten bakalauras, doktorantas, reiškia, mokslo ekspertas, remiantis moksliniais straipsniais. Ir kaip bet ką pasakai, pavyzdžiui, įkeli straipsnį. Gal galite nurodyti šaltinį? Pavyzdžiui, dabar manęs po šito video paklausė, o galite nurodyti šaltinį? Ta prasme, šaltinį, iš kur ėmiau šitą informaciją. Nėra šito šaltinio, tai yra aukščiausias žinojimas ir tai yra meditacija ir dvasinės praktikos. Panorėkite aukščiausią žinojimą ir gausite šaltinį. Jis pats ateis pas jūs. Tai nebus, kad 2023 metų Vincas Padandzircas parašė ir tai yra mokslinis darbas, išleista knyga ir Vincas sėdi su akiniais ir galbūt nekenčia visų žmonių ir taip toliau. Bet jis tai remintis juo, tai yra šaltinis, ne? Šaltinis. Nurodykite šaltinį. Nes mes pripratę, kad kompuose visur yra šaltiniai, čia toks ir toks slaptažodis, čia 32571. Iš to atsirado ir tas visas toks psichozė dėl tų visų skaičių. Žmonės skaičius pradėjo sapnuoti ir matyti skaičius visur, lyg tai būtų raktas, nes į kompiuterio programą tu nebeįeisi be slaptažodžio. 32715. Pakelta kvadratu 727, lygiai taip pat žmonės pradėjo veikti kaip kokie užprogramuoti žmogeliukai per skaičių matricas, matyti, sapnuoti, ieškoti atsakymų per skaičius, o skaičius tai yra viskas gerai, mes visur skaičius galim suskaičiuoti, bet tikrai tai nėra tai, kas yra aukščiausias žinojimas.